Šlienavoje esančią savo sodybą Gintarė ir Artūras Vilbikai puoselėja jau 6 metus. Iki tol abu gyveno butuose, tačiau mintys apie savą žemę nedidelį namuką sukosi nuolat. Internete radom galbūt aplinką, mišką, vietą, senas kluonas čia buvo. Tai, kas imponavo, kaimo kvepėjo. Todėl mes čia ir atsiradom. Plius namas nedidelis buvo. Mes nenorėjom didelio namo, jisai buvo kaip tik maždaug tokio padidumo, kaip mes įsivaizdavom. Kai pravažiuoja į sodus, galbūt aplinka šiek tiek suglumina, tačiau kai atsiveria vaizdelis, miškas, netoli marios, senoviška sodyba, ūkiniai pastatai, tai pavergė, nupirkomas iš karto. Senąją sodybą sutuoktiniai rekonstravo, kluoną teko nugriauti, bet jo vietoje iškilo ūkinis pastatas. Didžiausias sodybos privalumas šalia esantis miškas ir natūrali gamta. Mūsų pirmas statinys, aplamai, kai mes čia atsikraustėm, tai buvo baseinas. O su Gintarė eidavom maudytis į marias, nuo jos pasirodė tokios labai nekokios. Vanduo, murzinas, pastoviai dumbliai, žalia. Tai mūsų pirmas statinys buvo baseiniukas, reiškia. Sekančių metų vasarą mes pavasarį savo eigom patys pasidarėm baseiniuką. Gintarė prisipažįsta, kad tik įsigijant sodybą apie žemės ūkį nieko neišmanė, bet daug skaitė, domėjosi, eksperimentavo. Besikuriant šie procesai pasidarė labai įdomus. Viską Vilbikai projektuoja ir daro patys. Mes tarsi natūraliai pasiskirstė įtakos sferom visas tas. Vyro yra įtakos sfera tai, kas yra susijęs su maistu. Tai yra medžiai, vaiskrūmiai, daržas vyro yra ne mano. Netgi taip. Taip, daržas yra vyro, o mano yra gėlynai. Dabar, kai jau yra viskas, augalai auga, jie yra savo vietose, tai iš tiesų nėra to darbo tiek, kad reiktų tą daryti kasdien. Su gėlėmis taip, tačiau aplinka reikalauja. Baseinai, tvenkiniai. Ne, aš apie gėlės šneku. Aš šneku apie gėlės, o vyras labai darbštuolis. Reikia uogas valgyti, krenta. Persodinti džiūsta, medžiai, amarai puola, net ir gyvaturės, viską valgo tie nariukai. Kasdien yra ką veikti, bet tai yra smagu. Po darbo grįžti, nusiplūkęs, kada įleidi rankas, kojas į žemę, kasuo pasiimi, tada visai kitas žmogus pasidarai. Tai gerai yra, smagu. Matydami, kaip gražiai sutuoktiniai tvarkosi, pasitempė ir Vilbikų kaimynai. Aplinkos puoselėjimui jie skiria kur kas daugiau dėmesio nei anksčiau. Artūras sako, ši sodyba teikia daug džiaugsmo, tad dabar jau sunkiai iš čia išvažiuoju. Nereikia jokių kurortų, jokių užsienių. Namai, gal ne tik lova, ne tik pastatas, gali būti ir aplinka, gėlės, grožis, medis, uogos. Kai sugrįžta iš komandiruotės, be abejo, ir jį. Gintarė dažniau palieka namus, moteris laisvalaikiu dresuoja šunis, dalyvauja tarptautinėse šunų vikrumo varžybose. Ji prisipažįsta, grįžti į šiuos namus labai smagu. Man tikrai namai tai nėra namas ir nėra žemė. Tai yra santykiai visų pirma. Tai yra tai, kad gera čia būti, kad gera draugam atvažiuoti, kad visi yra laukiami. Sodybos svečiai neatsispiria kvietimui vasaros karštį numaldyti vėsiame vandenyje. Valandžiukė kita ir pasigirsta pirmieji komentarai. Kai įvažiavom, tai iš pradžių buvo sodo teritorija, aš taip galvoju, tai yra, sodo ir kažką tokio, pamatysim sutvarkytą sodą. Ir kai įvažiavom į patį šito sklypo teritoriją, tai iš tiesų pamačiau pamiršau, kas liko už nugaros. Man mediniai pastatai prie gamtos labai rišasi. Šitas išlaikytas senoviškas, biškai parestauruotas rūsys. Alpinariumas prie labai priderintas gerai reiškia. Baseinėlis įkomponuotas neblogai reiškia. Horizontalus derinys daug pievos, o iš medžių tokia tolimoj formuojanti siena. Tai tu turi augalų, bet ir turi apačioje didelę erdvę. Natūralu gamtoj tas, kad akmeninis toks lyg kaip senas kelias, toks labai gražu, nes tinka, jis natūralus. Užslėptas tvenkinukas, ar ne? Tikrai labai gražiai atrodo. Ir būtent šiame tvenkinuke matos, kad čia yra filtravimo sistema įdėta. Ir tas vanduo, jisai būna daug švaresnis. Ir tai reikalauja mažiau priežiūros. Čia pavyzdys, kaip galima saikingai, neperkraunant, suformuoti, aišku, gražią erdvę, aplinką ir tokį, padarant tą labai skoningai. Svarbu daro žmogus. Kaip daro, taip, bet svarbu daro. O jeigu daro, kažkas gaunasi rezultatas. Ir pačiam gražu, ir kitam gražu. Taip yra pagirtina. Pas mus mėgsta žmonės
įkišti tos akmenys po vieną, po keliais, įkišti tarp kažkokių augalų, ar jie nepakankamo dydžio, dėl to gal neturi kaip kompozicinės vertės, išskyrus vien tas, kad ten akmuo. O čia yra, iš tų akmenų tikrai sugalvota įdomi kompozicija. Daugelis augalų, kurie ir ne tik estetinę naudą, bet ir šiaip naudą neša. Kaip šiuo metu čia yra aktinidijos susodintos ir kitoje vietoje sklype matysime yra šilauogės pasodintos. Paskanauti turi, bet tuo pačiu visi tie augalai suteikia ir estetinę grožį. Aišku, matos namas nedidelis, bet išnaudotas. Teisingai kiekvienas kampas yra bendra erdvė, yra žy pakelta, matai sodą, židinys ir tai viskas lik ir teisingai, aišku, tokia irgi norėtųsi, kad žmonės gal mažiau tų medžiagų krautų, jeigu, pavyzdžiui, čia yra vieno tipo akmuo, toks geltonas, tai, galėtų būti ir čia tas pats, ir čia, nes dabar gaunasi viena medžiaga, antra medžiaga, trečia, ketvirta, yra... Ir medis dar penkta. Jo, dar medis penkta. Labai geras sprendimas prie, kad ir maudymosi baseiną, bet vis tiek jis nepaliktas plikoj vietoje. Yra susodinti, bet irgi parinkti viendienės, įvairios smilgos, taip kad tas vaizdas, jisai kuo puikiausiai dera su vandeniu judančiu ir būtent nuo vėjo kedenamos smilgos ir tie augalai ir gėlynai, kurie atriboja sekančią zoną, už kurios matosi, kad ir yra voljeras, bet jisai visiškai estetiškai negadina jokio vaizdo, nesuteikia. Augalai šalia nesimaišo. Pavyzdžiui, yra pušis, tai ta pušų suvaryta visa eilė. Sunku lietuviui būtų tokią visą eilę sodinti vienom pušim. Jam neleistų jo fantazija, jam būtinai reikia ten per visą tą eilę įdėti ten 15 rūšių tų augalų. Bet čia įdėti šalia tie augalai. Kas dar šitoj sodybų man labai patiko, tai sprendimai su vazose esančiais augalais. Čia gali būti rožės, gali būti vienmetė gėlė kažkokia. Tai būtent tie sprendimai yra labai geri, nes ir erdvę užpildo ir turi žiedynų. Labai džiugu, kad žmonės ekologiškai pradeda mąstyti, įrengia saulės baterijas. Tie stogai truputėlį, negražus žodis rusiškas, padėlka. Apgavystė, pakaitalas, ar dar jisai formą paima lyg čerpės, o iš tiesų tu matai, kad skarda čia net neprimena čerpės. Arba tikra čerpė, arba skarda. O jeigu bituminė danga? Arba bituminė gali būti irgi. Tiktų bituminė. Jo minusas, kad ta skarda imituoja čerpę. Bet pliusas yra didelis, kad bent yra ruda. Nes, pavyzdžiui, pas mus kartais žmonės susigalvoja uždengti stogą mėlynai, žaliai, raudonai, ryškyta spalva. Aš suprantu, čia po baliaus ateina tokios mintys, iš kur čia yra toks truputį košmariški tie deriniai, absoliučiai jie netinka. Tai kažkokia tai irgi, kad žmonės labai galvotų, dengdami, ar ta spalva tinka, jinai prie ko yra šalia. Vertinant Vilbikų sodybą, tokių didelių svyravimų kaip prieš tai buvusioje nėra. Ir Algimantas, ir Ingrida, ir ponas Bronius skiria aukštus balus. Pati idėja, manau, kad, sakykime taip, 10 balų tikrai, dėl to, kad išlaikytas pirmas tas įspūdis, kad tai natūralioje aplinkoje, tai nesukurta kažkas dirbtino, o stengtasi prisitaikyti prie tos aplinkos. Sodyba gera sodyba, reiškia. Manau, kažkur tarp 8-10, reiškia. Tikrai, idėja yra ir komponuota, viskas gerai, kokie 9, Stilistinis vientisumas. Ir galima 9. Estetika. Nedaug priekaištų. 9 galim būtų pasakyti. Estetika tau 5 skaitau. 10. Jo, 10 jau. Senoviškai 5. Estetiškai labai viskas išbaigta, išpamanyta ir viskas 10 balų. Eksterjeras, gal 7-8 kokia. Bet daug dievė, kad visa Lietuva tokia būtų, tai... Visi pasijutėm čia savi ir nežinau, ar čia aura žmonių, ar čia aplinkos, ar čia ko. Kad vairiausias įvertinimas, manau. Atsisveikinant projekto dalyviams įteikėme dovaną ponui Broniui žurnalo Statyk praktinis būsto vadovas metinę prenumeratą. Gintarė ir Artūras visus metus galės vartyti žurnalą Namas ir aš. Ačiū, labai mėgstam.
Pristatėme dar 2 sodybas. Priminsime, jog už patikusią galite skambinti trumpaisiais telefono numeriais. Balsavimas tęsis dar pusvalandį po laidos. Balsuoti kviečiame ir internetu svetainėje www.sodovizija.lt. Čia jūsų balsai laukiami iki pirmadienio vakaro. Kitoje laidoje matysite. Pirmasis įspūdis buvo, ja, antras įspūdis kaštai, sąnaudas šitam visam įkurti. Miego, mažiau tik tai. Einame miegoti apie 3 valandą ir keliamės 7. Idėja tai mane iš vis priblaškė šitų žmonių, ko gero visų pirma istorija. Tikrai niekada neleisčiau automobiliams važiuoti į pagrindinį kiemą, vidinį kiemelį, kur yra stalas.